Sveiki, mes šiandien su Violeta iš Aštunkojo pasikalbėsim tema, kodėl vaikai nenori valgyti žuvies. Violeta pakankamai daug turi patirties tiekdama žuvytę darželiams ir bendraudama su darželiais. Todėl labai smagu bus tave pakalbinti, Violeta. Mielai. Tai pirmiausia turbūt apie reikalavimus vaikų žuviai, nes turbūt patys svarbiausi dalykai, kad ji būtų neužteršta, ar ne, ar yra kažkokie tai skaičiukai, ar dar kažkas, pagal ką galima nuspręsti, kad ta žuvis tvarkoj. Taip, tai pirmiausia, sveiki, mėlieji. Kas svarbu žinoti apie žuvį? Tai pirmiausia, kad žuvis būtų iš švarių vandenų. Tvariai išauginta, tvariai supakuota ir, žinoma, tvariai užšaldyta, jeigu mes renkame šaldytą žuvytę. O kodėl vaikai nevalgo žuvų? Tai viskas labai paprasta, greičiausiai jinai per daug kvepia žuvimi, arba būna per daug sausa, tai su žuvimi iš tikrųjų viskas yra labai paprasta. Paruošti ją kuo paprasčiau, su meile ir nepridėti įvairių prieskonių, kurie taip pat labai pakenkia tikram žuvies skoniui. Tai viena iš paslapčių tinkama žuvis, antra paslaptis tinkamai atitirpinta žuvis ir trečia paslaptis tinkamai paruošta žuvis. Tai tiek reikalų. Ar tu vaikystėje mėgai žuvį? Aš beprotiškai mėgau žuvį dėl to, kad aš išaugus esu prie Nemuno ir mano vaikystė su meškere, aš ją mėgdavau ir gaudyti, ir valgyti, dėl to ta meilė žuviai liko iki šiol ir ta meilė kokybiškai žuviai noriu dalintis su visais. Tai beviltiškas esi tipas šiuo atveju. Taip, jeigu būtum vaikas, kuris nemėgo žuvies, man būtų į tavęs klausinėti lengviau. Tikriausiai. Pavyzdžiui, mano brolis mėgdavo labai žvejoti, bet visiškai nevalgė žuvies. O aš valgiau pačią vienintelę rūšį žuvies, tai buvo karpis, bet tik tai iškeptas močiutės ant sviesto ir va toks, kuris man patinka. Visos kitos žuvis man buvo, beu. Kokį bjauriausią kvapą arba, nežinau, kokios stipriausio kvapo žuvis yra, kurio vaikai tikrai neturėtų taip jau valgyti, arba nebent labai jau dideli gurmanai. Vaikai, kaip ir aš, tikriausiai nevalgytų keptos skumbrės, nes kepta skumbrė turi labai išskirtinai stiprų kvapą. Tai tikrai nekepkite jos vaikams, nes jūs galutinai nužudysite meilę žuvytei. O vaikai mėgsta žuvytės, mėgsta palijas, kurios neturi labai stipriai išreikšto žuviškumo. Mėgsta tas pačias menkes, bet jas irgi reikia labai greitai paruošti, kad jos nesubirėtų ir neperkeptų. Tai va dar viena iš paslapčių - neperkepti žuvies. O gali parodyti, kaip ta palija atrodo? Su malonumu. Palija yra va tokia, čia matote žuvytės nugarą. Čia tie taškiukai tokie labai įdomus. Taip, jinai savo šitą labai primena upėtakį, o skonių jinai yra tarp upėtakio ir lašišos. Yra pati nuostabiausia žuvis dėl to, kad ją yra labai lengva paruošti, labai greitai ir iš tikrųjų yra labai skani. Tiks ir kepta karštam patiekalui, tiks ir kepta salotytėms, ją galima valgyti ir nekepta. Taip, tai buvo palija, buvo menkė. Kur gauti, storos, geros menkės? Žinoma, storos geros menkės visada galite gauti mano šeimos parduotuvėje, kuri yra įsikūrusi Vilniuje, Justiniškėse, Rygos 13A arba elektroninėje parduotuvėje www.aštunkojis.lt. Taip, tai mes kalbam palija, menkė. Kokios dar žuvis tinka vaikams pagal skonį? Žinokite, vaikai labai mėgsta ir jūrinį ešerį. Tik tai paslaptis ta, kad tos žuvis reikia visada pakeisti. Vieną dieną raudoną žuvytę, kitą dieną baltą žuvytę, kad nenusibostų vaikams. Nežinot, vaikai labai mėgsta eksperimentuoti ir vis kažką naujo paragauti. Čia tie gudrieji vaikai. Tie gudrieji yra ir tokių, kurie ateina, parodo, sako, aš noriu šitos baltos žuvies menkės. Gerai, tėveliai nuperka, bet sakau, kitą kartą paragauk, kad šitos žuvytės palis. Ir vaikai paragauja tikrai kitą kartą sugrįžę, sako, aš noriu va šitos, su taškiukai žuvytės. Bet čia tokie pažengę vaikai iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, pas Britus tai kaip ir nėra klausimo, kad fish and chips tikrai vaikai mėgsta. Lietuvoje tų valgančių žuvį ir sakančių, kad aš tikrai mėgstu žuvį, turbūt yra stipriai mažiau.
yra stipriai mažiau ir čia yra didelė dirva, kur reikia dirbti ir edukuoti apie tai, kad žuvį tikrai reikia valgyti. Nes jinai yra naudinga, reikalinga ir jinai yra kupina sveikųjų omega-3 riebalų rūgščių, kurios labai reikalingos imunitetui, smegenų vystymui ir žinoma gerai nuotaikai. Jūrinis ešerys, menkė, palė. Kas dar? Tai čia pagrindiniai blokai, žinokite, pagrindinės pačios geriausios žuvis, nes pačių menkių yra labai daug rūšių, atlantinė menkė ir aišku geriausia rinktis tą žuvį, kuri išaugus yra Šiaurės jūroje. Pačios menkės yra ilgaodegė, ir atlantinė, ir menkė saida. Žinoma, jos visos skiriasi pagal savo kietumą, tai vėlgi reikia bandyti, eksperimentuoti ir su meile tiekti vaikučiam. O ta, kuri fish and chips naudojama žuvis? Dažniausiai menkės fish and chips naudoja, kadangi va šitas tešlos sluoksnis apsaugo ją nuo išsausėjimo. Kodėl, čia toks negražus gal klausimas iš tikrųjų, bet atrodo lenkų virtuvė, graikų virtuvė, labai skanios tos žuvis. Čia nueini į kavinę ir dažniausiai nesinori jas užsakyti bent jau svečiams. Gal įsivaizduoji, ką lietuviai daro ne taip, arba kokią ten ne tą žuvį ima? Aš galvoju, kad čia yra keletą dalykų, nes viskas remiasi į kainą ir viskas remiasi į glazūrą, nes jeigu žuvis turi glazūros 30%, reiškia žuvytė atitirpinus, liks ženkliai mažiau ir automatiškai jos skonis keičiasi, arba žuvis būna ilgą laiką užšaldyta, ten metus laiko prabūsi šaldytuve, tai truputuką jos skonis vėlgi keičiasi. Tai mes, šviežios tai tikrai nelabai taip nueisi, nusipirksi tos, arba ji bus atšildyta, arba ji bus tiesiog sušaldyta. Taip. Tai čia, ar tu pats atsišildysi, ar už tave prekybos centre atšildys kažkas tai? Taip, atsišildyti patiems namie yra 1-2 pasidedami šaldytuvą ir labai svarbu, kad jinai atitirptų pati žuvis, o ne į mikrobangę dėti, kaip išgirstu iš klientų. Šitą nedarykime geriau. O šiaip, kiek suprantu, viena pagrindinė taisyklė yra, kad žuvis prieš kepamą ji turi būti kambario temperatūros, ar ne? Taip, jinai turėtų būti pilnai ir pilnai ištirpusi, drėgmės, tą visą perteklių galima su popieriniu rankšluosčiu nušluostyti ir kepti. Ir kepti, žinoma, kuo paprasčiau, kuo trumpiau, nes tada išlieka visos vertingosios savybės. Bet vaikai ypač jautrus ir tai žaliai žuviai, tai vis tiek reikia būti, kad apsidorotų kaip reikia. Taip, vaikams žuvis turėtų būti termiškai apdoroti kaip ir nėščiosiom moterim. Taip. Krevetės, dar visokie tokie vaikams tinkamas maistas? Žinoma, krevetės vaikams tinka, tik turėtų būti balansas. Jeigu mes kiekvieną dieną vaikams duosime krevečių, tai turėsime kreiptis į alergologą. Tai dėl to krevetės tikrai verta, jas rinktis geriau šaltųjų vandų gėlavandenės krevetės, kurios nėra išaugintos ūkiuose ir visas kitos jūros gėrybės vaikučiam tinka, bet vėlgi viskas su saiku. Dabar va tie visi pavadinimai tvari, man kažką ant pakuotės reikia žiūrėti, kad aš suprasčiau, kad čia ta žuvytė tokia. Taip, pirmiausia reikia žiūrėti, kas parduoda žuvį, žiūrėti informaciją ant pakuotės, o jeigu yra nedidelė parduotuvė, tai visada pasiklauskite tų žmonių, kurie ją parduoda. Jie gali pateikti visą pilną informaciją apie tvarumą. O dažniausiai visi didieji tiekėjai ant pakuočių ir patiekia tą informaciją ir jinai yra tikrai labai svarbi ir kiekvienas gamintojas ją tikrai pateikia. Tai būkite įdėmus ir žiūrėkime. Ten ženkliuko kažkokio reikia ieškoti, kaip man suprasti greitai? Yra ženkliukai MSC, ASC, tokios 3 raidyčių kombinacijas jau jos žymi, kad žuvis yra tvariai sugauta, nežalojant jų, nesulaužant jų. Tai MSC, ASC, tokios stebuklingos raidės. Jau šis tas, jau suprasiu. Jau aiškiau truputėlį. O pas mus to greito žuvies vartojimo kultūros kaip ir nėra, nes anksčiau dar buvo tas posovietinių toksai, kad žuvų piršteliai lyg tai buvo toks smagus dalykas, po to krabų ląstelės, o to kokybiško ir greito, prilyginto, keptom bulvytėm maisto yra kažkas panašaus?
kad rasti labai geros kokybės yra sudėtinga. Tai mes vis tiek labiau sakom, kad geriau valgyti gryną produktą. Gryną žuvį, taip, galima žuvų pirštelį suvalgyti, bet kartais, kai labai norime valgyti kirminas pilve, tai jau tada galima kokį žuvies pirštelį suvalgyti. Gal kokį receptą, va tokį vaikišką turi, kur galima lengvai pagaminti ir vaikams greičiausiai patiktų? Žinokit, mano net vaikai patys išlikę pažuvį, tai jie dedasi tą pačią palę susipjaustą gabaliukais, deda į keptuvę, truputuką tiksliau patepa keptuvę aliejuku ir palę deda ant odytės žemyn, pakepa, kol gerai odytė parausta ir tada uždengia dangtį, palaiko dar minutėlę ir viskas, žinokite, žuvis pasiruošia. Ir tada jau kartais prie žuvies jie renkasi keptų bulvyčių, burokėlį ir kuo puikiausiai pietus. Tokie gurmaniški vaikai. Taip, gurmaniški, bet iš tikrųjų viskas labai paprastai yra. Gal žinai, kokia istorija pasakoja, tarkim, ten žuvies nemėgo, paragavo šitą, tiko arba dar kažką tai tokio? Tokių istorijų, kad žmogus, kuris nemėgo žuvies ir ją dabar valgo su meile, tai turime, žinokite, ko gero visą 10 ir turime tikrai ištikimų klientų, kurie iš Klaipėdos perka žuvytę palę pas mus. Vilniuje. Ir tarp kitko ir ikrus taip pat. Klaipėdiečiai perka Vilniuje. Tai tikrai tų produktų galima rasti puikių ir svarbiausia, kad sveikų. Nuo kokio amžiaus vaikams galima ikrų duoti? Ikrų galima duoti, žinokite, mano vaikai jau valgo ikrus ir būdami jau 5 metų jie valgė ikrus. Bet tai vėlgi viskas su saiku, ikrų šaukštelis, ant sumuštinuko į porą savaičių kartą, tai tikrai užtenka. Tai 5-metis kaip ir tvarkojo, o mažiukams dar taip atsargiau reikėtų. Mažiukams atsargiau, taip pat kaip ir pradėti su žuvies valgymu mažiukams. Geriau pradėti nuo baltos žuvies, Šiaurės jūroje išaugusios ir palaipsniui galima jau tada ragauti palę, raudonos žuvytės, bet vėlgi viskas su saiku. Šiaurės jūra turi kažkokį savo kodą, ar ten tiesiog North Sea parašyta, ar dar kas? FAO yra FAO, bet dabar pamiršau numerį 047 beros, bet turėčiau pasitikrinti. Gerai, galėsim tada parašyti, jeigu ką. Gerai, patikslinta. Taip, dabar galvoju. Tai didžiausia problema yra, jeigu perkepta žuvis būna, ar ne? Ji pasidaro sausa, neskani. Taip, perkepta žuvį, kaip už krevetėm panašiai, žuvis ir sutrupa, ir tampa sausa, ir neskani. Po to, rūšys yra, kur labiau smirdančios tos žuvytės. Taip, lydekos turi labai išreikštą kvapą, bet dauguma vaikų ir mano pačios vaikai labai mėgsta lydekas. Ypatingai skumbrė, jeigu kas kepa skumbrę, jinai turi labai aitrų kvapą, tai tikrai galima sugadinti meilę žuviai. Ir tada kas ten dar būdavo? Iš esmės tai tas lydekas mums šerdavo. Taip, bet dabar vėlgi yra labai irgi gerų kokybiškų lydekų ir atkreipti dėmesį į ilgaodegę menkę. Dar yra viena kategorija žuvų, kurios yra sugautos jūroje ir laive čia pat užšaldytos. Jų netgi struktūra skiriasi, jos yra tokios porėtos, prisipildžiusios deguonimi, tai irgi yra ypatingai geros žuvytės ir labai skanios. O kaip tokią rasti? Mūsų parduotuvėje taip pat galima rasti ilgaodegę menkę. Čia ta ilgaodegė, tai čia tos, kurios kaip tik pagautos laive užšaldytos ir... Taip. Filė soda tikrai labai puikiai žuvytė. Tai tą odelę vis tiek paskrudini, kad jį traškėtų. Arba galima ją į fish and chips. Jeigu labai vaikai nori to derinio, tokio irgi puikiausiai tiks šitiem kepšniukam. Tai fish and chips tai yra kas? Žuvytė ir kas per tešla? Elementarioji tešloji žuvis ir iškepta karštame aliejuje. Po sovietiniais metais buvo taip, kad visi labai pradėjo valgyti pangasiją. Ir tik po to buvo pasakyta, kad čia baisiai užteršta žuvis ir kad tai yra pavojinga. Yra dar kažkokių tokių žuvų, kur geriau atsargiai? Iš tokių žuvų buvo ir tilapija, bet dabar auginimas jų yra reglamentuojamas ir prieš įvežant į Lietuvos teritoriją jos yra tikrinamos veterinarijos tarnybos.
Tai didžiąją dalimi jos yra jau saugios vartoti. Bet mes kol kas savo tiekėjame jų dar nesiūlome. Aš kaip pas jūs ateinu, prisiperku to žuvies ir po to nebežinau tų pavadinimų kartais. Kas ten dar būna? Otas būna dar? Būna otas, paltusas ir plekšnė būna pas mus. Plekšnė taip pat yra labai skanios žuvytės, bet vėlgi kepant jos turi savo specifinį kvapą. Tai su plekšnėm atsargiai. Su plekšnėm atsargiai, paltusas yra iš riebesnės, viena iš riebiausių baltųjų žuvų, kurias vaikai tarp kitko irgi valgo. Tik ypatingai su paltusai reikia, kad jisai visiškai atitirptų visą tą sausą sluoksnį, šlapią sluoksnį, nušluostyti ir išsikepti. Ir tada tikrai skaniai gaunasi. Taip, paltus tikrai labai skani žuvis. O ten tos visos prabangiosios eršketai, dar kažkas tai... Jos yra geros žuvis, bet eršketai jie yra raumeninga žuvis, didžiąją dalimi jinai būna tokia kietoka ją paruošus. Tik tai tiek, kad ji neturi kauliukų, ar ne? Tas yra Neturi gerai. kauliukų, taip pat kaip ir šamas neturi kauliukų, turi tą vieną centrinį kauliuką. Taip, ir šamas, kuris išaugintas Lietuvoje tvariame ekologiškame ūkyje, taip pat drąsiai galima siūlyti vaikučiam. Skonis turėtų jiems kaip ir tikti, ar ne? Taip, tikrai. Tai va tokias, kaip ir 5 tokias žuvis, ar ne? O tas vat liesąsias, jas galima kažkaip pagaminti, kad vaikui patiktų, ar sudėtinga? Liesąsias dažniausiai kepa su daržovėmis. Pakepa pradžioj daržovės, o po to įdeda menkę, tą liesesnę žuvį. Ir viskas porą minučių pakepa ir patiekalas ruošiasi. Arba galima kepti voke. Kombinuoti reikia su daržovėmis ir tada gaunasi puikūs dariniai. O kokios daržovės labiausiai tinka? Visos žaliosios daržovės puikiai tinka ir morka prieš tai termiškai apdorota, nes morka kepa ilgiau negu visas kitas daržovės. Ir žirneliai tinka, ir brokoliai tinka. O geriausiai žinoma rinktis tas sezoninės daržovės, ką mes galime dabar rasti. Ar turgelį, ar parduotuvių lentynose. O tavo vaikai, vat, ar buvo kažkas tai, vat, vienas mėgsta tą, antras mėgsta tą, trečias mėgsta tą žuvį? Su žuvim paradoksas, nes vienas mėgsta palio, o kitas mėgsta baltą žuvį, tai visada turiu žaisti ir kombinuoti. Pavyksta susitarti, būna vis taip, bet tikrai vaikai valgo žuvį mano. Labai labai tom džiaugiuosi. Na taip, jeigu jau išaugai prie Nemuno ir... O jeigu dar patys sugauna žuvytę, tai jau čia išvis pasaka. Nu, supratau, gerai, tai labai ačiū už pokalbį. Ačiū, Dieva, už pakvietimą.